Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios ramybė jums. Pirmiausia, kuo nuoširdžiausiai sveikinu visus susirinkusius ir tik pradedančius tą jau tapusią tradicinę kasmetinę stovyklą ir vis toje pačioje vietoje šiame Nemunaičio miestelyje mažame, kuriame labai gražūs pušynai, kuriame yra didelė tokia stovyklavietė, kur visai netoli teka, vingiuoja gražiai Nemuno upė, kur daug paukščiukų čiulba ir kur tokia įdomi savita graži istorija šios gyvenvietės. Šlovė tau dangaus ir žemės viešpatie, kad karalystės paslaptis apreiškei mažutėlėms. Alleluja. Viešpats yra kūrėjas, be kurio neatsirado nieko. Nei tų beržų augančių ten toli, jų žinoma savo nugaros pusėje nematote. Neatsirado nei tų pušynų, kuriame jūs čia gražiai gyvensite tas visas dienas, nei Nemuno pratekančio, nei pasaulio, nei žvaigždžių. Be viešpaties nebūtų buvę mūsų. Taigi jis yra kūrėjas, kuris ir žino geriausiai, ko žmogui reikia. Ir tai savo nuostatais viešpats, kreipdamasis, prabildamas į žmogų ir nusako tai, kas jam geriausia. Ir nežada viešpats vien tik malonių dalykų ir saldumynų, bet pirmiausia kreipiasi į žmogų, primindamas jo laisvą valią. Jeigu pagal tos nuostatus gyvensi, būsi laimingas. Jei ne, gali ir pražūti. Mūsų Dieve, meldžiamės už popiežių Benediktą ir mūsų ganytoją Rimantą, kad jie visų savo gyvenimu būtų atviri šventajai dvasiai. Viešpatie leisk man mylėti. Jis paėmęs ir taurę vyno, vėl dėkodamas tavie mokiniams tardamas, imkite ir gerkite iš jos visi, nes tai yra taurė naujosios ir amžinosios sandoros mano kraujo, kuris už jus ir visus išliejamas nuodėmėms atleisti. Tai darykite mano atminimui. Thank you.
Dievo žodį, atsiliepk į dekalogą, atsiliepk į tai, ką Viešpats mums duoda ir nešk pasauliui tolyn. Kad geriau mums sektųsi tai daryti, šiemet mes turime vadovų komandą, kurią sudaro 21 vadovas. Dievas kalbėjo visus šios žodžius, jei laikaisi jų, pamokyk kitus, aš žinau tai, ką sakau, yra tiesa, nes tai skaičiau, aš Dievo žodyje ir jei tu tuo nenori patikėti, teks tau brangią kainą sumokėt, nieko aš jums nemeluoju, kaip skaičiau, taip dainuoju, nepatinka, neklausykit, šventą raštą įsigyk. Neturėk kitų, jokių dievų, kurių visai nėra, pažinok tik tai mane, nedirb savo drožinio, nei jokio paveikslo panašaus į tai, kas yra aukštai danguje, čia žemėje, vandenyse bei po žemė, Dievo vardo neminėk, jo žodį į širdis kitų žmonių siek, nenubaustais nepaliks bausmė kiekvieną, tikrai kiekvieną ištiks, atmink ir švęs šabo dieną, privers ilsėtis kiekvieną, gerbk motiną ir tėvas jūs metus kiekvieną dieną, kad tau sektųsi gerai ir tu gyventum ilgai.